Kiekviena gyva būtybė yra verta vietos po saule, kuri šildo. Verta būti mylima, mylinti ir nepamiršta. Būtent tokio tikslo įkvėpta įsikūrė ir savanoriška gyvūnų globos organizacija Gyvybės vagonėliai, kurie suteikdami dar vieną šansą išgyventi, gelbsti mirčiai pasmerktus gyvūnus, tai parodydami, kad žmogaus širdyje dar yra vietos gėriui. Įsikūrėm 2009 lapkričio mėnesį. Įsikūrėm tam, kad iš grindos sanitarinės gyvūnų benamių tarnybos, kad jų nemigdytų, ten sumažinta migdymas sveikų gyvūnų, tai mes perimam iš ten. Pagrindė visi pas mus iš grindos perimti šuniukai ir kačiukai. Pasivadinom Gyvybės vagonėliais, kad suteikti tą šansą tiem šuniukam ir kačiukam, kad jų neužmigdytų sveikų. Kaip informuojat žmonės, kad jie imtų tos gyvūnus iš jūsų? Kaip prašot pagalbos? Internetas, skelbiam, platinam, nes žmonės padeda ir aukoja mums irgi ligoniams, tai reikia už viską mokėti. Visi per internetą. Per savo puslapį? Taip, savo puslapį ir per visus internetinius skelbimų puslapius. Ir dėl dovanojimų, ir dėl pagalbos. Facebookas visagalis. Tikriausiai visa informacija ir apie tą visą žiaurų elgesį irgi taip pat internete yra, ar ne? Taip, internete visokie atvejai, kai ateina ir perpjauta gerklė, va turėjom dabar šunį, perpjauta visiškai gerklė, tai internete ir tada prašoma ten ir operacijom, gydymas brangus ir... Tai viskas internete skelbiama ir nuotraukos dedamos tokios realios, kokios yra. Čia vaisai miega dažniausiai, išsikeli, vaikšto, apetitas puikiausias. Sėkmiau nemiega. Sėkmiau nemiega, sėkmiukai. Ir jisai beveik aklas, jisai mato labai silpnai, kažkokius šešėlius. Labiausiuką turim, gerą labai šuniuką. Tik tai visą suka ratus, aš sakau, gal buvo kažkada gyveno kažkur uždarytas patalpoj tamsioj. 2 kartus buvo padovanotas iš grindos ir žmonės jį įgrūsdavo vieną kartą berods garaže laikė. Nu jis jokio dėmesio nėra gavęs. Jisai paskui įkasdavo tam savo šeimininkui vadinamam ir jie atiduodavo vėl į grindą. Taip, 2 kartus. O jam reikia, kad jį prisipratintų. Žudikas geras, draugiškas visiems. Špivukai, va taip gali stovėti valandas, prisiglaus prie žmogaus. Špivukai, mažiukai. Geras. Ir iš narvo išbėga, iškart greičiau žmogų apsikabint. Geras pisiukas. Čia irgi mindžiukas mūsų silpnai matantis. Irgi senas jau? Nėra senas, 7 metų, bet labai džiaugiasi gyvenimu šuo. Jį paleidi palakstyti, jisai skrajoja, bet vis dėl gera nuotaika, jisai tiesiog skraido visas iš džiaugsmo. Grindos pagauti gariūnuose, bailus, jis jau dabar nebe, jau aš jas ant rankų paimu. Esate savanori, taip? Taip. Taip ir kodėl? Kodėl? Mylite tos gyvūnėlius, taip? Norit pagelbėti? Taip, noriu ir jau čia, kaip aš nežinau, jau čia, kai ateini, tai jau tikrai nebemesi tos veiklos niekada. Visą dieną čia praleidžiat? Kai tik turiu laiko, tiek taip ir bėgu. Bet šiaip taip, tas laisvalaikis visas gyvenimas. Karo akademijos, visi esame 2 kurso kariūnai. Viso Lietuvoje vyksta akcija Darom ir mūsų akcija vyksta štai šioje vietoje. Reikia mūsų pagalbos, tai padedam. Visada gerai padėti. Aišku, pirmą kartą čia atvažiavote? Taip, pirmą kartą. Bent jau aš pirmą kartą nežinau, kaip kodėl. Tai padėsit tvarkytis ar vykdo dar kažką, žinai? Kol kas pradėsim tvarkytis, po to bus matyti. Gal atvažiuosim, jeigu reikės vėl.
tiesiog čia yra gera, aplamai pasikrauni teigiamom emocijom. Eini pakylėtas ir yra gera daryti kitiems gerą, ypač tiem beglobiam, nes žmogus gali savim pats pasirūpinti, o gyvūnais turim rūpintis mes. Tai nežinau, tiesiog kviečiu visus, noriu pakviesti, kad pabandytų, ateitų.